Sveiki, su jumis Norvegijos žinių TV. Šiandieną matysite. Neseniai susikūrusi Drameno lietuvių bendruomenė kviečia prisijungti. Bergeno lietuvių bendruomenė kviečia į susitikimą su rašytoja ir publiciste Edita Mildažyte. Seminarai Norvegijoje. Kitoks lietuvių laisvalaikis. Už vasarinės padangas 50 000 kronų bauda. Laidos Emigrantai herojaus Vilmanto išskirtinis interviu Norvegijos žinioms. Neseniai susikūrusi Drameno lietuvių bendruomenė kviečia prisijungti tėvelius, o bendruomenės sekmadieninė mokyklėlė Žilvinas jau ruošiasi žiemos išvarymo šventei. Vaikai gamino užgavėnių kaukes. Kviečiame pažiūrėti video iš Drameno. O paskui reikia užkloti su maistinė plėvelė. Kad paskui galėtume stiklainis nesusigadins, ne? Jeigu susigadins. Čia yra dabar tiesmų lūpytas, kas Bergeno lietuvių bendruomenė vasario 17 dieną kviečia į susitikimą su žurnaliste, prodiuserė, laidų ir renginių vedėja Edita Mildažyte. Viešnia renginio metu pristatys savo knygą Pasimatymas su Lietuva. Kovo 15-18 dienomis moterys ir merginos kviečiamos į dekupažą ir sagių kūrimo seminarą Bergene, grožio salone Egotit. Seminarą ves Viktorija Grigaliūnienė. Balandžio 9 dieną, 17 val. Osle vyks seminaras apie mokesčius ir lengvatas. Šio nemokamo seminaro trukmė 3 valandos. Kitoks lietuvių laisvalaikis. Bergeno lietuvių povandeninės medžioklės klubas Harpun su mumis pasidalijo video apie tai, ką lietuviai veikia laisvalaikiu. Šį kartą sumedžiota beveik 5 kg menkę. Kviečiame pasižiūrėti video, o nuotraukas rasite mūsų tinklalapyje norvegijožinios.com. Laidos Emigrantai herojus Vilmantas, šiuo metu gyvenantis Bergene, sutiko pasidalinti savo kelionių įspūdžiais išskirtinėme interviu Norvegijos žinioms. Kalbėjome apie tai, kur šilčiausi žmonės, kur kyla sunkumų keliautojams, kas kelionėse praverčia ir kokių netikėtumų gali tikėtis įvairiose Europos šalyse. Visą interviu galite rasti mūsų tinklalapyje norvegijožinios.com. Už vasarinės padangas 50 000 kronų bauda. Pirmadienio vakarą Humuro savivaldybėje policija sustabdė lietuvio vairuojamą vilkiką su vasarinėmis padangomis. Bauda yra didelė, tačiau toks neapdairumas kelia pavojų gyvybei. Sunkvežimis su nudėvėtomis padangomis yra žudymo mašinos, teigia policijos nuovados Dramene vadovas Kristian Giuli. Sunkvežimis buvo nuvilktas, o 50-metis lietuvis uždarytas į areštinę. Jam sutikta galimybė pasiaiškinti iš naujo, tačiau baudą jam teks vis tiek susimokėti.
Redakcijos nuomonė bauda turėtų būti skirta įmoniai, o ne pačiam vairuotojui, kuris tikriausiai verčiamas tokiamis padangomis važinėti dėl taupumo sumetimų. Tiek žinių šį kartą. Dėkojame profesionaliai visažistei Ingai Ladukiai iš Čegotit salono, taip pat Mindaugo fotostudijai už galimybę filmuotis. Mūsų tinklalapyje rasite informaciją apie vykstančius seminarus. Mėkite, dalinkitės mūsų video ir komentuokite po straipsniais Norvegijos žiniose.